Aš išjungiau telefoną. Koncentruojamės darbui. Šiandien prieš pradedant mūsų trečią dieną, aš norėčiau pakviesti du trenerius, kurių komandos vakar tapo Lietuvos čempionai ir prizininkais ir čempionais. Ivan? Čia. Ir trečia vieta Lietuvoje. Sveikinam. Ir Dainis, kuris tapo mūsų čempionu. Visą Lietuvą žino dabar jau tvirtai. Prašau. Ar tapo čempionu nešaukdamas ant savo žaidėjų? Šaukė. He did. Tad nereiklas, kad nešaukė. Ne Lietuvos čempionai. So we are ready. Pasiruošę. Third part. Trečia dalis. Now we come more into football. Jau daugiau apie futbolą kalbėsim. In theory. Teorija. This morning we go through the technical part. Šį rytą apžvelgsim technikos dalį. I've shown you Pirmiausia, parodysiu the jums. past 2 days some technical work on the pitch. Vakar ir užvakar jau jums rodžiau keletą techninių dalykų aikštelėje. And now I'm going to show you some O dabar technical parodysiu work technikos darbų on DVD. įrašų. DVD įrašų. It's easier. Bus lengviau. But before I going to show you the DVD, Prieš pradedant žiūrėti įrašus, I want to norėčiau find some principles išskirti kelius principus in technical work. technikos pasaulyje. We try to do it straight away. Tik iš karto tai padarysim, kad susitelktumėm, susikauptumėm šiam darbui. To find it together. Visi kartu atrasim tuos principus. Honestly, it was really difficult to find Prisipažinsiu sąžiningai, kad man pačiam buvo sunku rasti čia principus principles in the technical part. technikos dalyje. Our principles were not there. Why? Mūsų principai kur dingo? Innovative, trust, Inovacija, pasitikėjimas, sąžiningumas, įkvėpimas. They are principles, they never change. Tie principai niekuomet nesikeičia. But now, the Dabar technical part. techninė dalis. I was thinking about it. Aš galvojau labai daug kartų apie tai. So, Pagalvokit jūs dabar. Kokie principai technikos daly? what training principles we can use in the technical part? Kokius treniravimosi principus galime naudoti, kalbant apie techniką? Kokios idėjos garsiau? Sako, nuo paprasto iki sudėtingo. From simple to complicated. Very good. Labai gerai, puiku. It came from you, Max, or from Jūs, the- Maksai, sugalvojate? Rimas. Rimas. That's one of the principles. Tai vienas iš principų, labai gerai. Concentration, repetition, speed. No, but I mean, this is a principle who said from Pardon? simple Bet tas, kuris pasakė nuo paprasto link sudėtingo, training principle. tai treniravimosi principas. Very good. Labai geras principas. Excellent. Puiku. I'm looking for two others. Ieškau dar dviejų atsakymų. Atsiprašau. Training principles we can use in the technical part. Treniravimosi principai, Altogether we techninė know dalis. more than one individual. Visi kartu žinom daugiau negu vienas žmogus.
Anybody else? Gal dar turit kokių idėjų, koks principas? Okay, then I start the technical part. Na gerai, tada aš pradėsiu technikos dalis. I suggest do not Siūlau jums, pips. nenaudokite liemenių. Let them play Tegul jie žaidžia 2v2, 3v3, 2 prieš 2, 3 prieš 3. and don't use pips. Nenaudokite liemenių. I think because from the street football, Jeigu kalbam apie gatvės futbolą, when we played on the street 2 kai against mes 2 or 3 žaisdavom against 3, gatvėse 2 prieš 2, 3 prieš 3, we never use pips. mesgi nenaudodavom liemenių. But it forces you to Tai, look tai priverčia tave žiūrėti aukštyn, pakėlus galvą, and look at the face of your žiūrėti į mate who's playing veidus, with you. aiškintis vieniems su kitais. In England there is now a Anglijoje company. yra tokia kompanija. Did you see it in United? With the Ar hats. matėt United su They have hats on. skrybėlėm kažkokiam, Different colors. įvairių spalvų, Force the players to kad žaidėjai žiūrėtų aukštyn. look up. But I think without bibs, Be liemenių, man atrodo, būtų daug geriau žaisti jaunuoliams. for me there are 3 steps. Aš matau 3 žingsnius. First Pirmas žingsnis you have to master the ball. Įvaldyti kamuolį. It means Meistriškai valdyti kamuolį. Tai reiškia, that you can do everything with the kad jūs ball galite su kamuoliu padaryti viską. you want. Viską, ką norite. Later on I will show you Vėliau jums parodysiu Maradona. filmą su Maradona. So the good players, they Geri can play with the žaidėjai ball, gali su and they can do kamuoliu with the ball what they want, padaryti, ką tik jie nori. without losing control. Ir neprarasti kontrolės. Neprarasti kamuolio. So master the ball. Taigi meistriškai valdyti kamuolį. And I think for children at Manau, home, kad vaikams namuose the ball is a very good siena exercise yra instrument. labai gera priemonė. I was playing with the ball, Aš žaidžiau su siena, I don't know how many hours, nežinau kiek valandų. but I was in front of the wall, Aš atsistodavau prieš sieną, a little bit more distance of course, to play with the ball. truputėlį toliau negu dabar rodau ir spardydavau kamuolį į One sieną. time at the ground and then against the wall. Į žemę, į sieną, And then further away from the wall. traukdavausi vis To the toliau wall, one touch. į sieną, į žemę vieną kartą ir vėl spirt. And I did always a competition with myself. Ir pats savo susigalvodavau kažkokias varžybas. So I did, for instance, in the Pavyzdžiui, beginning, 5 times. Pradžiai 5 And kartai, then it was bouncing 2 times and the series paskui was 2 over. kartai ir serija baigta. But every day I thought, Kiekvieną dieną yesterday I did 6 times. galvodavau, vakar padariau 6 Today I want kartus, 7. Today I šiandien want 7. padarysiu 7 kartus. So I stayed in the shed by my parents so long that I broke my record before I didn't leave the shed. Could you repeat? You know what a shed is? Behind a shed is the shed is A, behind the treniruodavausi tokia kaip daržiniai. behind the it doesn't matter. But I stayed there until I broke my record. Ir pats bandžiau savo tą rekordą sumušti. Treniruodavos tol, kol pamušdavo tą rekordą, kol ją pamušo rekordą, tol neidavo į kambarį. And then my father he came to Mano tėvas observe me one day. ateidavo, vieną dieną atėjo pažiūrėti And he said, how many ir times pasakė, can you do it? sako, kiek kartų gali tai padaryti? Maybe 20 times. Sakau, gal 20. He said, can you do it with your left foot? O jisai sako, ar gali su kairė koja? I said, no. Sakau, ne. So he said, try it. Jisai sako, pabandyk. One time.
vieną kartą. He said, okay, now you're 20 right foot. Sako, 20 kartų su Now you dešinė padarai, exercise dabar mankštinkis the weeks you need to get on the Su same kaire. level with your left foot. ir žiūrėk, kiek tau reikės savaičių, kad tą patį lygį pasiektum ir su kairė koja. It was the only advice he gave me Jis man tik duodavo during tokius all the years. patarimus. Visą gyvenimą jis man It was duodavo a good advice. gerus patarimus. So I tried. Taigi ir pabandžiau. And then, when I was on the same level, I did Kai pasiekiau tą patį lygį kaip su dešinė koja, one right, walk, tada bounce, darydavau left, taip, su dešinė, walk, bounce, su right, kairė, į walk, sieną bounce, left. atsitrenkė su dešinė ir taip toliau. Make that the series. And then finally I was maybe on 100. Ir galų galių padarydavau Distance of, 100, let's say 5 atstumas 5 metrai, meters. tarkim. And then develop a Ir certain taip feeling for the ball. pajutau aš kamuoliu. Geras And you have atsirado to, kamulio you have to be a pajutimas. little bit crazy. Kad taip būtų, reikia truputėlį būti pamišusi, Yeah. aš manau. So, master the ball, it can be as well. Taigi meistriškai valdyti When I kamuolį. started with, on Monday, Pirmadienį with the ball handling, you know. aš pradėjau su berniukais kamulio valdymo pratimus. At home and you can do it. Juos galima daryti namuose, užtenka 1 kvadratinio metro. It can be also when you keep the ball in the air. Arba kamuolys ore, jeigu With your nori feet or išlaikyti with su your, kojom, with your head, with ar your su shoulder. galva, ar su pečiais. Second, Antras, in the technical part, kalbant apie techniką, you have to dominate your opponent. labai svarbu dominuoti prieš varžovą. For me it means Aš turiu omeny tai, they can never take the ball away from kad you. varžovas iš tavęs negali atimti kamulio niekada. You work and you train every day Tu kiekvieną dieną dirbi ir treniruojasi, to develop domination of kol opponent. taip įvaldai kamulį, kad varžovas tavęs negali nugalėti. And don't go one step further. Neženkite dar vieno žingsnio. Stay there until it becomes perfect. Tol dirbkite, kol tą sritį ištobulinsit. And then you will reach technical level with young Tada players. su jaunais žaidėjais busit pasiekę tokį techninį lygį, You thought it would be impossible. kurį neįsivaizdavote, kad įmanoma pasiekti. I have seen it myself. Pats esu matęs, kaip tai įvyksta. It's really surprising. It's really Tikrai surprising. stebina. Tiesiog vaikai stebina. And then you go one step further. Ir toliau tada jau žengėte kitą žingsnį. And let them make technically Techniškai a right leiskite jiems decision. priimti teisingus sprendimus. Teisingi sprendimai. So that means Tai reiškia, that you observe kad jūs stebite juos, the skills he stebite uses jų naudojamus įgūdžius during small games in training. per žaidimus su nedaug žaidėjų, per treniruotės. For instance, Pavyzdžiui, 1v1. 1 prieš 1. I have the ball Aš turiu kamuolį and my opponent is ir only mano varžovas 4 meters. yra už 4 metrų. So I can go and Aš galiu I can seek him. I seek him. eiti prie jo. And now you observe this situation. Jūs stebite tokią situaciją. Often Labai dažnai many players they go for daug 1v1. žaidėjų, kai žaidžia 1 prieš 1, eina per greitai. Better Geriau, slow down. lėčiau iš pradžių, Slow down. You make your move, sulėtinti, tada padarai savo judesį and then ir tada jau you go. dingsta Sprint. staigus tada The šuolis. distance has to be good. Atstumas turi būti geras, So apskaičiuotas. that kind of things you're going to observe. Taigi, Is he stebėkite too close? tokius dalykus, ar per arti, Is he too far? ar per toli You know, your areas. žaidėjas, Is to learn to do it in the right, kad jie išmoktų, kaip tai reikia padaryti teisingai. right decision. Mean, Teisingi sprendimai.
that if you play a game 9 against 9 or 8 Na, o against jeigu žaidžia 8 prieš 8 ar 9 prieš 9, tai, 8, and the right winger, tarkim, kalbam apie dešinį he receives the ball and he tried to beat all the 4 defenders, saugą, dešinį saugą. you know, better he take the ball than to teammate. And Kad jis perduotų kamuolį savo I want to show you komandos something. nariui. Parodysiu jums kai ką. So, here is a 2v2 situation, huh? 2 prieš 2 situacija. See? What happens normally? He has the ball Jis turi kamuolį, when he is attacking. jis puola, Comes too close and gets beaten. prieina Comes too close and usually gets beaten. per arti ir I finaliai. don't think so, because normally what you see Dažniausiai gal, when he is pressing a little jeigu bit, jis spaudžia this jį, player, he played the ball šis there. žaidėjas spiria kamuolį čia. And then he goes back, Tada jis bėga and he atgal. goes a little bit forward, Jis truputėlį arčiau, and Tada he plays back. jis spiria kamuolį atgal. You will see it if you play 3v3 Jeigu žaidžiate 3 prieš 3 ar 4 prieš 4, in training. labai dažnai taip būna per treniruotės. And in that way you can play until Christmas and you will not come forward. Tokiu būdu žaisite iki Kalėdų ir jokio rezultato teigiamo nebus. So in that case, Tokiu atveju, and I speak about the skill for youth, aš kalbu apie jaunimo įgūdžius, I force them to be. aš verčiu juos, you force them to beat, ką daryt, kovot, įveikti, I force them. verčiu juos If I see įveikti it priešinį. happen Jeigu pamatau tokią situaciją, in a small game in training, žaidime I su whistle mažai žaidėjų, aš sušvilpiu and I ask the player, ir paprašau žaidėjų, why do you play? paklausiu žaidėjo, kodėl spyrė atgal kamuolį. Is it more easier for him Ar jam lengviau, or is it more easier for you? ar tau lengviau nuo to. Take your responsibility, Prisimk savo atsakomybę, solve one problem, spręsk savo problemą vieną po kitos. and then Ir tada, what happened normally in a game, paprastai žaidime, if you beat an opponent, jeigu įveiki savo varžovą, you number out. Taip tu. That's a difficult term. To outnumber, it means tu pralenki juos, somewhere you have 2 against 1. persvarą turi. And if you beat the second one, Jeigu antrą it nugali, becomes easier. dar lengviau. So for me, we spoke about vision. Taigi, For the youth football, jaunimo futbole I close my eyes and aš I see them. užsimerkiu I see like I want to have it. ir įsivaizduoju, kaip aš noriu, kad būtų tobulai, kaip aš matau tą situaciją. And I see Aš matau to outnumber persvarą, by beating. nugalint varžovą. And I tell the players Aš always, sakau žaidėjams, you play the ball to your teammate, jeigu jūs spiriat kamuolį savo komandos nariui, then he is free. kai jis yra laisvas. Is it simple or not? Ar tai paprasta ar ne? So you play your teammate the ball, Savo but komandos nariui spiri kamuolį then he is free. ir jis laisvas. It happens not often Taip nedažnai būna, that players are free, kad žaidėjai yra laisvi, but sometimes yes. bet kartais taip, jie būna laisvi. But if you beat one, Bet jeigu tu įveiki, there is one free. tai Because vienas yra laisvas, that is to outnumber. tai yra persvara. And in the beginning, Pradžioje there is a certain risk. yra tam tikra rizika. You lose the ball. Jie gali prarasti kamuolį. Yeah? Coach, Treneri, almost heart attack. vos negavau širdies smūgio. No! Ne, But good mistake. bet gera klaida. We spoke about it Mes yesterday. vakar kalbėjome apie geras klaidas. Good mistake. Gera klaida, Because you tried. nes tu pabandai. And there is a law of training
treniravimosi įstatymas who tells us arba taisyklė that sako, what you train, kad tai, ką that's treniruojasi, improving. tai tobulėja. So if you go Jeigu running in the forest, treniruojasi bėgiojimą miške kiekvieną dieną su savo žaidėjais, it's very good tai labai gerai to become forest runners. ir galite tapti puikus miško bėgikai. Because that's what Tai, you ką train, treniruojasi, is going to improve. toje srityje ir tobulėja. Tai taip, aišku. And if you train often, Jeigu dažnai treniruositės, kaip įveikti, nugalėti varžovą skirtingose situacijose, tai ir tobulėsite toje srityje. SMS? SMS? Girlfriend? Girlfriend? No. I don't know, just love it. He's in love, huh? Yeah, I'm in love, huh? Yeah. But what happened, and that's interesting, Labai įdomu, dažnai taip nutinka, when you improve your players, kai žaidėjai tobulėja and you see it ir tu matai, during the games, per coming, rungtynes, kad tai vyksta, they're going to win all the games. jūs laimite visas rungtynės. So it's the other way around, Taigi viskas vyksta atvirkščiai. because your players become better than the opposition. Jūsų žaidėjai tampa geresni už opoziciją, už varžovus. I think the best for us it was when I started in 2000 in Grasshopper, Zurich. 2000 metais We started Grasshopperyje with 7 national team players in all 7 nacionalinės buvo jaunimo komandos, and when I left were 21. o kai išvažiavau buvo 21. Ne taip išverčiu. 7 žaidėjai. 7 players or 7 I teams. don't speak language, so I don't know what you are saying. 7 žaidėjai. Kai išvažiavau Still 20. back somewhere on their body. And you know what? The Swiss Federation, they were 100% against me. Šveicarų federacija buvo 100% prieš mane. 100%. Yeah, what the Hamburg is doing is all shit. Ką tas Hamburgas daro, viskas nesąmonė ir taip toliau. You know, players have to be strong, Žaidėjai turi būti stiprus, jie you sakė, know, and tall, aukšti turi būti. and physically is the most important thing in football. Labai svarbu fizinė dalis. It was a little bit taken from the German Jie ideas iš at the vokiečių time. buvo perėmę tuo metu labai daug idėjų. But finally, Bet galų gale he took all our players. jie pasėmė visus mūsų We had žaidėjus. 21 players Buvo 21 in the national žaidėjas team. nacionalinėse komandose, And they were against it. o jie buvo prieš. But in 2006, Bet 2006 when metais, I came back to kai aš grįžau, the director, Direktorius, technical director of technikos the direktorius Football Federation, he came to me federacijos pasakė man, and he said, Peter, can we sit Peter, together? I said, yes. einam pasikalbėti. Gerai, sakau, But kad he was always against me. O prieš tai visada buvo siaubingai nusistatęs prieš mane. Never in my face. Niekada man į veidą, aišku, jis nepasakė to, kad yra nusistatęs prieš mane. If you are not agree with me, no problem. Man jokios problemos, aš nepykstu, jeigu kažkas nesutinka su manim, tegul sako man. So we sit together Taigi tada susėdame kartu after World Cup in Germany. Vokietijoje, And he said susitikom to ir me, jis man sako, it's strange, Pete, we not Keista, Swiss Peter. national team had good results, you know, but šveicarų we komanda didn't geri receive goals, but we didn't rezultatai, score goals as well. Everything bet was, nei mes įmušėm, nei mums was a draw. įmušė, lygų buvo. And he said to me, I Jis think man sako, we have galvoju, to focus more kad mums reikia daugiau skirti dėmesio on skills. puolimui, puolimo We įgūdžiams, need players who Mums reikia who are žaidėjų, creative, kurie kūrybingai that can force something. galėtų kažką padaryti, pulti, atakuoti. And I said, yeah, Aš sakau, na I taip, think that's what I'm thinking. na taip, aš taip irgi galvoju. And I tell you, if an opponent is well organized in a 4-4-2 or 4-5-1 in the zone, very
small space, it's difficult to beat them. Mažoje erdvėje, jeigu varžovai labai gerai organizuoti, labai sunku juos įveikti. It's very difficult. Labai sunku juos įveikti. But Bet when we speak about skill, jeigu kalbame apie įgūdžius, how many times we see a ball pass on highest level? aukščiausio lygio žaidimuose, kiek kartų jūs matot kamuolio perdavimą? Senelė, kaip dažnai tai matot? 1-2 senelio perdavimas. In which team, if we see a ball pass, which team we see it most? Kokia komanda daugiausiai tai daro? Barcelona. It's almost old-fashioned. Tai jau beveik senamadiškas dalykas. Perdavimas senelė. Senamadiškai. And very effective. Bet labai efektinga. But Switzerland, the Federation of Switzerland, Šveicarų federacija I met the first time in 78 when I played there. 78 metais aš ten žaidžiau kaip At that profesionalas. time on, I tried to follow the development of Switzerland. Tuo metu aš jau stebėjau šveicarų futbolo vystimąsi. And Ir in 30 years, per 30 metų they had one jie turėjo vieną international tarptautinio lygio puolėją. Chapuisa. 30 years, Per 30 metų one vieną striker of international puolėją played tarptautinėme by lygyje. and won the Champions League. Chapuisa was Vieną. Then I asked Tada aš paklausiau technical director, technikos direktorius, per 30 metų Holland, Olandija, how many strikers kiek did we puolėjų have in this 30 years? per 30 metų buvo Olandijoje? Labai daug. And then I asked him, what Tada do aš you think? paklausiau jo, kaip tu galvoji, How come? kodėl taip yra? There has to be a reason. Turi būti It's priežastis. not by coincidence. Čia negali būti kažkoks atsitiktinumas. It has to do with the development. Tai susijęs su mokymu. How you train, Kaip treniruoja, how you let them play. kaip leidžia žaisti žaidėjams. And I know defensively, organized, it's difficult to lose a game. Žinau, kad jeigu gerai gynyba suorganizuota, tai sunku pralaimėti. And then you are there as coach, Ir jūs, treneris, proud, išdidus, you have 3 points. turite 3 taškus, You won the game 1-0. laimėjote žaidimą 1-0. That's not the question. The question Bet is, ne tai svarbu. do your Svarbu, players ar improve? jūsų žaidėjai tobulėja. So, the 3 principles Taigi, 3 principai in training. treniravimas. Easy to difficult. Nuo lengvo iki sunkaus. In every training, Per in kiekvienas every plan, treniruotės arba sudarant bet kokį the planą, law of training easy to difficult. pradedam nuo What šio you do, you principo. do. Nuo No lengvo problem. iki sunkaus. Nesvarbu, ką jūs darot, Easy to difficult. visada galvokit nuo lengviausio prie sunkiausio. So how I can go with beating, for instance, I can go from Pavyzdžiui, easy to... jeigu aš kalbu apie varžovo įveikimą, I can go from easy to difficult. galime pradėti nuo lengvo ir eiti link sunkesnio. So, Taigi, let's say this. tarkim taip. So, we were doing this ball, Kamuolys, pass, pasas, dribbling, movement, and judesys and he goes to the... ir jis grįžta į vidurį. Start, you know about beating. Nu, įveikimas We varžovo. started, it's easy. Pradedam nuo lengvo. Tai lengva. Yesterday, Vakar ball, kamuolys, turn, apsisukimas, go back, perdavimas, beating. It's įveikimas already a little bit more difficult. Jau because there are truputėlį different skills. sunkiau, nesitraukti ir kiti įgūdžiai. Yeah. Taip,
If you have this situation, for instance, Šioje situacijoje the three, 3. so, and I had Monday had a cone there, and I had a cone there, but they were in the middle. And you want to make it a little bit more difficult. Jeigu norime šią situaciją padaryti šiek tiek sudėtingesnę, Then the player tada žaidėjas is defending the line. gina liniją. And it's the same drill, Tas pats but now he's pratimas, defending the line. bet jis dar turi ginti liniją. Ar taip And sakant, to ginti beat liniją. pass, Pasas come, grįžta, defending the line. gina liniją. Defending if you beat a player who's defending the line, Jeigu įveiksi varžovą, kuris gina liniją, tai bus lengviau it's more easy than when you have to beat a player who is defending. įveikti varžovą, kuris gina A square. kvadratą, erdvę. If you put the defender on the line, and Jeigu ant linijos he can't leave the line, he cannot gynėją, defend jis this way. negali nueiti nuo linijos, jis gali Or gintis you tik put taip. one in the square, O jeigu pastatai erdvėje, much more difficult jam daug, to beat him in the square. than jį in, daug sunkiau nugalėti. So, the next step, Kitas žingsnis, to make it more difficult, kad būtų sunkiau, what could you do then? ką dar galima padaryti, kad būtų dar sunkiau. Daugiau kamuolių. More balls, more balls. against 2. I would say free space. O jeigu 3 erdvės? Kaip? 3 laisvas erdvės? Ne? 3. Free. O jeigu laisva erdvė? Sorry. It is more complicated. More difficult. If you have to beat an opponent, Jeigu reikia nugalėti varžovą, kuris yra laisvoje erdvėje, jis gali bėgti kur nori, tada dar sudėtingiau. Taigi nuo lengvo prie sunkesnio. with passing, for instance, if you start the passing exercise, Jeigu darote kamuolio perdavimo pratimus, taip pat pradedate nuo repetition is the lengvo. mother of skill. Kartojimas yra visų mokslo motina, kartojant. You want to make it more Jeigu difficult. norite, kad būtų 5 sunkiau, against 2, 6 against 3, 5 8 prieš against 2, 4. 6 prieš 3, 8 prieš 4, 10 prieš 5. But then the passing exercise. Kamuolio perdavimo More pratimai. difficult because there are now, Sunkiau, nes yra varžovai viduryje. go to the game, Per rungtynes okay, every pass kiekvienas is perdavimas, not on the pitch and not with good quality, jeigu jis nėra geros kokybės, tada švilpia to improve the passing, for instance. liepiam As you can do tobulinti. with every skill. Tai tas pats su kiekvieno įgūdžio formavimu. If you want to improve the chip, Jeigu norite permetimą you patobulinti, have, finally you can play small games jeigu žaidimas su nedaug or žaidėjų, bigger games. arba su daugiau žaidėjų, kaip norite. Go Vartai strange one, eh? keisti, ne? Then you put a line Tai tada liniją čia in padaro. front of the goal. Let's say Ir čia ir about čia 6-7 meters. Put 6-7 goalkeeper on the line, metrai, čia and vartininkai, then you play here. čia žaidžia. Every time they can chip the ball Ir over kiekvieną kartą gali the permesti goalkeeper, kamuolį vartininkui. you know, after the right situation. Jeigu tinkama So situacija. you build up the resistance. Taip tobuliname pasipriešinimą. Yeah. Second one. Tai toliau, What antras. was it? The second one? Koks antras? Maksimus. Huh? Simple. Too complex. Nuo sudėtingo prie, nuo lengvo iki, nuo paprasto prie sudėtingo. Yeah. So a football game, finally, for youth players as well, the aim is always in 11 against 11. Pardon? Could you repeat? Youth football game Jaunimo futbolo rungtynės ends always 11 Visada against 11 because they have to play finally 11 prieš 11 against 11. 11. So you start Taigi jūs pradedat
with exercise 1v1. Nuo Play 2v2, 3v3, pratimo 2 prieš 2, 4. 3 prieš 3. And after the 2006 World Cup, I analyzed Po 2006 pasaulio čempionato aš stebėjau situaciją, analizavau ją. And I grew up with the overlap. Overlap? Yeah, that is the overlap. Kas yra overlap, galite Per nugarą. Prabėgimas pro nugarą. And then we trained. The training was two against one. 2 prieš 1. Yeah. With the overlap. Treniruotė 2 2 against 1. prieš 1, prabėgimas pro nugarą. And I analyzed the World Cup in Germany, and it was not one time. Vokietijos analizavau pasaulio čempionatą, nemačiau nei vieno Modern prabėgimo football that you get pro nugarą. two against one. It's often 1 against 2. Labai dažnai 1 prieš 2. It's different. Tai ne tas pats. So if my players, my youth Jeigu players, mano jaunimo is very good at žaidėjai 1v1, labai gerai žaidžia 1 prieš 1, 1v2 situation, tada padarau situaciją 1 prieš 2 and then it becomes better. ir tada jie tobulėja. And finally, Ir galų gale we have to play jie 11 turi against 11. žaisti 11 prieš 11. But be careful, Būkite atsargus, don't play in training sessions per treniruotės with young players 11 against 11. nežaiskite su vaikais 11 prieš 11. I don't know here what Nežinau. are they doing from Kaip jūs darot? federation? Are we playing Federacijoje. 11, Ar žaidžiat 11 prieš 11? Under 12? Under 13 start doing this. Yeah. Because normally you should say from 8 Paprastai nuo 8 to 12. iki Very 12 good to play only four against 4. geriausia žaisti After that, 4 we say prieš 7 against 7. 4, 7 prieš 7 po to, o paskui jau tik 11 prieš 11. When did you start playing 11v11 in training? At what age group? Oh, yeah, under 15. Nuo 15 gal pradėčiau 11 prieš New 11. trainings with 11v11, Yeah, like phase of play. under 16. Nuo 16. Because before, I'm going to Yes, explain iki it in tol the tactical Dar part. per taktinę dalį aiškinsiu. There are some principles in tactical Yra part as well. taktinėje dalyje taip pat So one principai, of the kurių reikia principles laikytis. in football Vienas is iš principų futbole to make space when you have the ball. turėti erdvės, atidaryti erdvę. If you play 4 against 4, Jeigu 4 prieš 4 žaidžia, klauskite. When do you Geriausia sakyti when do you lietuviškai. split players, youth players in their positions? When you decide that he should be a defender, he should be a midfielder, he should be a striker? secondary school, Secondary school, so that what age? 12 to 18. Galėtumėt klausti lietuviškai, kad visi suprastų ir aš tada išverščiau. Arba Valdas išverstų, padėtume. It's interesting if you want to play, for instance, with 12, 13 years old boys. 12-13 metų berniukai You let them free to choice. Leidžiu Before the game jiems starts, okay? rinktis prieš varžybas. Sakau, rinkitės, Choice, and then we rinkitės. start to play. Ir jie pradeda žaisti tada. From their feeling out, Jie they don't jaučia. play somewhere. Jie kažkaip jaučia patys, kur jie nori žaisti. One is directly going in front. Kartais iš karto vienas net nesakęs bėga į priekį, kitas bėga į galą, net kartais net nepasakė, jie jau jaučia iš vidaus, kur jie norėtų žaisti. It comes Patys almost jaučia. Tai taip natūraliai. like nature. Savajame iš prigimties jie kažkaip tai jaučia. Later on, okay. O vėliau jau, At present, I think Sakau, gerai. the best right defenders. They were dešinieji gynėjai, they were before right wingers. Geri dešinieji gynėjai, kažkada jie buvo geri dešinieji saugai. If a right winger is not good enough, he can always Jeigu become right fullback. dešinysis saugas nėra geras, jisai gali tapti kažkokiu. See Dani Alves, modern right back.
good footballer, technically very good, physically very good. Could And you repeat? it's not a defender, in fact. It's more an attacker as a defender. Sorry, could you repeat? Dani Alves. Dani Alves. Is more an attacker than. Jis labiau puolėjas negu gynėjas. I think he was right Man atrodo, winger. jis buvo dešinysis saugas anksčiau. Then the last one. Paskutinis. General to specific. Nuo bendro prie konkretaus. So when the basic is so good, keep, you know, the technical. I only speak about. Dabar kalbu tik apie techniką, nepamirškime. Taigi, Then įgūdžiai, kai you can make a step. tada galima žengti kitą žingsnį. Tada galima nuo bendrų dalykų pereiti prie konkrečių dalykų. In a certain age, Tam tikrame for amžiuje. instance, if the Pavyzdžiui, level is very good, jeigu lygis jau geras, 14, 15, 16 years, 14, 15, 16 metų, and then the right winger has to do Dešinysis different skill saugas training as the turi central tada defender. ruoštis ir tobulinti kitus įgūdžius negu centriniai žaidėjai. So then you put them in the zone where they are playing, and then Jeigu you žaidėjas zonoje, force them jeigu jį versi to do their skills. daryti tam tikrą specifinį jam reikiamą pratimą, And there you have to think about. tada turi pagalvoti, viską apgalvoti. This goal Vartai, player. So žaidėjai, these two players šie du žaidėjai are defenders. yra gynyboje. Yeah. Taip, Center backs. centro gynėjai. Yeah. Two center midfield players. Du centro For saugai, instance, the right winger and the right full back. dešinysis saugas ir dar vienas Same, žaidėjas. same Tas on the left pats side. kairėje pusėje, So there you have two du strikers, puolėjai, for instance. pavyzdžiui. So when he dribbles a little bit inside, Kai jis he truputėlį gives the pajuda ball, čia, not meta kamuolį, not with the inside of the foot. ne su vidinė koja, taip, keltimi. Nice on the floor, Gražiai, lygiai, aikštelė, tvirtas, accurate pass. tikslus It's a perdavimas. good skill training for a center defender who can Centro reach gynėjų geras that toks pass in the pratimas. game, the striker. Tokiu pasu jis gali pasiekti This is puolimą. my opinion, we will speak about that later. Mano But if nuomonė, mes kalbėsime apie tai vėliau, bet jeigu mano centro gynėjas gali puolėjui tokį gerą pasą perduoti, tai puiku. So, then, for instance, this Toliau, pavyzdžiui, taip, midfielder, he opens vidurio, with the left foot, kaip čia, and he play 1v1 Vidurio without the žaidėjai. assist, only for moving, and he cross in, and he comes from here, and he go first for like that, you know. There you put, nebespėjau, supratote? there you put players in situation where they play during game, but they have to use their skill. Reikia jiems lavinti tam tikrus konkrečius They įgūdžius. can do, if you think about this Jeigu situation, you can do apgalvosite anything. šitą situaciją, tai galima labai daug ką padaryti. If you think about it. And that is general. Taigi nuo bendrų dalykų prie konkrečių.
Midfielders. Saugai. Goalkeeper. Vartininkas. Player. Žaidėjas. Goal. Goal. Žymekliai. Goal. Žymekliai, žymekliai. Player. Žaidėjas, žaidėjas. Player. So Žaidėjas. first pass. Pirmiausia, Here. čia Receiver. atviras. Comes out. Atvirai Pass. priima kamuolį, pasuoja, Dribbling. šiek tiek pajuda, Turning. apsisuka, Attacking. atakuoja, Turning. apsisuka, Chip. permeta. So you can do that if you say, okay, what to train specific Jeigu norite konkrečiai treniruotis for midfield players. Saugams, toks pratimas. Put them in this situation. You train the chip. Tokioje situacijoje tegu mokosi Chip is kaip very important elgtis. skill for the Permetimas midfielder. labai svarbus saugui. Put the ball in the back of Permesti the kamuolį defense. į galą. You think about, you can make all kinds of drills Taigi galite sukurti įvairiausius konkrečius pratimus for a skirtus specific training. specifiniam treniravimui. Are there questions? Ar turite klausimų? Manau, kiek, sakė, 15 metų visos 11 išnaudoti. So you said from under 15 you start, you know. 11 later. 11v11. Nesupratau. 14, 15, I would do that. But I'm not the guy who is deciding that. You know, Iš it's always tikrųjų, federation who decides. tokius dalykus ne aš sprendžiu. Federacija priima tą sprendimą, nuo kokio amžiaus vaikai žais 11 prieš 11. Mano nuomonė čia. Aš galvoju, kad nuo 8 iki 12 tai jau niekuomet nenorėčiau žaisti 11 prieš 11. Because you know that is a big difference between Didelis skirtumas yra tarp the generation before and this tarp generation. buvusios kartos ir mūsų kartos vaikų. We have to be careful Reikia būti mums not to make atsargiems, mistakes. kad nepadarytumėm klaidos. Because we, Nes mes, I know I'm the eldest, aš žinau, kad aš čia vyriausias, bet we're playing more mes žaidėme daugiau, than this generation. negu ši karta treniruojasi. And technically, Techniškai we were better mes buvom than this geresni generation. negu ši karta, You didn't believe in that? ar ne? No, But I said yesterday I said in general. Na, vakar aš sakiau, kad čia aš kalbu apskritai. If I see now players playing on the highest level, Jeigu aš stebiu žaidėjus aukščiausiame lygyje, kurie labai riboti, technically, techniškai kalbant, gan riboti, except the Barcelona. išskyrus Barceloną. Savaitės mikrociklą, kiek tokių treniruočių? Pakartokit. Savaitės mikrociklą. Kiek technikos treniruočių, kiek duotų? Per savaitę kiek tokių treniruočių? Jeigu vienos varžybos. If there is one game, how many trainings in a week do you recommend? like this. Technical training like this. Okay, very good question. Labai geras klausimas. Very good question. Labai geras klausimas. Yeah, because you know, you are the most important coaches Jūs esate patys svarbiausi treneriai of your country. savo šalyje. And I suggest Aš siūlau jums, that they give you the Kad same salary jūs turite as gauti, they give head coach. turite reikalauti tokios pat algos kaip pagrindiniai treneriai, vyr treneriai. So, are you agree Ar sutinka? or not? Ar ne? So I want same salary Aš as noriu Benitez. tokios pat algos kaip, kas toks Benitas? And I want every academy director. Aš noriu, kad kiekvienos akademijos direktorius gautų tokią pačią I will answer your question. algą kaip, bet jūsų klausimą atsakysiu, nebijau. Because you are, Nes jūs esate in fact,
iš tikrųjų daug svarbesni negu pirmos komandos treneriai. Kodėl? Nes jūs statot, ruošiat ateitį, kuriat ateitį. Tu žaidėjai ateitį, futbolo ateitį, Lietuvos futbolo ateitį. Ar ne? Ar nekuriat tos ateities jūs? Taip? Taigi, kodėl aš gaunu 10% Benitės algos? Martin Joop was coach of Ajax. Ajaxo vienas treneris, Martin Joop. Yesterday, by the way, I signed the Fulham. Vakar, what did you do? Vakar jis pasirašė kontraktą. Salary in Ajax 2 million euro a year. 2 milijonai eurų per metus alga Ajax. Director of Academy Ajax. Akademijos direktorius Ajax. Academy is one of the most famous Tai viena iš academies in the world. garsiausių akademijų pasaulyje. Taip? Salary Alga 150,000 euros. 150 000 eurų per metus. How come? Kodėl? Who did find out that? Kas tai nustatė? I do not understand. Aš nesuprantu. Sorry. Atsiprašau, bet nesuprantu. Can you explain it to me? Ar galit paaiškinti man? Aš negaliu suprasti. Really? Iš tikrųjų. And then Ir tada the answer on the question. atsakymas į jūsų klausimą. When you are working with Jeigu jūs dirbate su how old? young, kiek metų? Under 18. Under 18. 18. Under 18. Normally, Paprastai you are working jūs for dirbate the next coach kitam treneriui in the club. klube. Yeah? Ruošiat kitam treneriui. So, you go together, step by step. Žingsnelis po And then you žingsnelio ask me how kartu much dirbat. technical training. Jūs klausėt, kiek technikos pratimų. That's depending on the level. Because I Tai will train priklauso nuo with lygio. young players every day. Su jaunais žaidėjais Skill. kiekvieną dieną aš daryčiau tik įgūdžių pratimus, What I įgūdžių have treniruotės. shown you in management, Per vadovavimo per pirmąją dalį aš jums rodžiau then it will say 10 minutes skill, 10 minutes 10 rest, 10 minutes minučių skill, 10 minutes įgūdžiai, rest, 10 minučių žaidimas, 10 minučių įgūdžių formavimas. And not every day same intensity, not the same drills. of Kiekvieną course. dieną panašus intensyvumas, bet aišku, pratimai vis kiti. And under 18, Ir tai to pakaktų, o jeigu if you su look at under 18, 18 metų, what I've seen today, there's a center back, šiandien tall boy, yeah? aš mačiau ar vakar, If you start to work with him, you Vakar. can make him a little bit better. berniukas, jeigu norim, But, kad not jis patobulėtų, nelabai jau yra šansų. skill, technique. Įgūdžiai, technika. Žodžiu, pagal jų lygį, ne? You have to start early. So your answer is according to your level. Bet pradėti I was reikia anksti. always less successful in under 18 as in with under 16. Su 16-mečiais sekasi man visuomet daug geriau, tai negu su 18 metų There grupė. are certain movements Yra tam tikri judesiai, toks pajautimas ir einantis iš vidaus, giliai iš very vidaus. difficult to change. Ir jau tą labai sunku pakeisti. The boy, you've seen his left foot, for instance. Berniukas, kairė koja, kuris treniruojas, train, left foot. Kairė. It will become a little bit better. truputėlį pagerės, bet Here, jis jaučiasi. Jis gero sudėjimo. he's tall, Apie tą aukštą kalbą. 1,90 m. And he has a good mentality. Ir man atrodo, jo mentalitetas geras, sąmoningumas jau geras ar ne. Nežinau, bet įtariu. More questions? Dar klausimų? In technique, Kalbant apie techniką, you can also bring in competition. galima įvesti
rungtyniavimo, jo varžymasi. We will see it in the physical part. Kai kalbėsim apie fizinę dalį, kitą dieną, suprasit, kad ta konkurencija, tokia varžybos varo jūs pirmin. Galima sukurti tokią kultūros, konkurencijos kultūrą tokią, kaip vadinama. Anglijoje mes su personalu, su fizioterapeutu, su visais kitais penktadienį duodam žaidėjam užrašus, darom sąrašą, 1, 2, 3, 4, 5 numeris, persirengimo kambariuose pakabinam tą sąrašą, valgykloje visur, kad visi matytų. Jeigu tu nepakliuvai sąrašą geriausių, tai tu gali pasistengti daugiau treniruotis savaitės bėgyje. Mes bandom sudaryti tokį konkurencijos, varžybų tokį jausmą, įskiepyti, nes visi nori būti geriausi. Aš noriu būti geriausias. Taigi, visi geri žaidėjai nori būti geriausi. Jeigu pažiūrėtumėt su Žeraru varžybas per treniruotės, jie žaidžia tarkim. Kaip galvojat, ar jie gražiai žaidžia, draugiškai ar kovoja? Net per treniruotės kartais. Toks mentalitetas. Jie nori laimėti žaidimą, net per treniruotės. Jie nori būti geriausi, net per treniruotės. Tarkim, kamuolio perdavimo pratimas. Trys grupės, taip kaip aš dariau. 4 žaidėjai, 4 žaidėjai ir 4 žaidėjai. Kokį perdavimo kamuolio pratimą nesvarbu, nuspręskite patys, tačiau visuomet erdvė tarp kvadratų turi būti. Aš sakau, jeigu aš noriu to konkurencijos varžymosi jausmo, tai viskas, ką darai, darai kuo įmanoma geriau, kaip įmanoma geriau. Ir pradedu. Čia keistai, ne, aš čia prikaišiu. Taigi pradedu. Ir sakau, varykite, treniruokitės. Jie nežino, bet aš skaičiuoju perdavimus per 30 sekundžių. Gal 25 per 30 sekundžių perdavimus. Esu matęs. Tada juos jau leidžiu ilsėtis. Tada aš juos sustabdau ir sakau, dabar žiūrėsim, kuri grupė geriausiai. Pirma geriau, antra ar trečia geriau. Skaičiuosime pasus minutę laiko. Taip? Ir tada jau. Ar sušvilpsit, treneri? Taip, sušvilpsiu, pradės. Laikrodis sušvilpsiu. Greičiau. Po minutės 61. Antra grupė. Ir viena iš grupių laimi.
then we make picture. Tada mes nufotografuojam net juos. Together is good ambient. Tai geras, kad paraginimas. The losers, they have to do push-ups or whatever. Pralaimėję ten ar atsispaudimus daro ar ką. And then I said to the boys, I'm very disappointed. Tada jiems sakau, aš jau nusivyliau šiandien jumis. Because the ambience is fantastic, and if you say you're disappointed, Nes jeigu tu pasakai, kad nusivylė, jie nesupranta. I said, why you do in competition over 60 passes? Kodėl per varžybas jie padarė 61 perdavimą, o prieš tai 50? What is your 100%? Tai kodėl nedirba nuolat 100%? So you are working 75%. Reiškia, dirbo, kai nevyko varžybų, jie dirbo tik tai gal 75% pajėgumo.